Labą dieną, va, kokia žiema atėjo, tokia snieginga, šalta, jau senokai tokia buvo. Ir pagalvojau, reikia man irgi pasinaudoti šitą žiemą ir susikonstruoti pačiūžas. Čia jau biškutį išlenkiau, tai toj pat tokį metalą dabar. Tad parodysiu toj pat metalą. Ir bandysime čia, kas čia gausis, nežinau, čiuožti nemoku. Tai bet jeigu eis pačiuožti, tai gal kažkur net ir miške pabandysiu pafilmuoti, kaip ten man sekasi. Tai daug nelaukęs, iš karto imsimės darbų. Skaito, aš čia turiu jau tokį geležgalį. Vakar tiesiog ėmiau, palenkiau batus darbinius tokius va. Ir čia radau dar tokį skaitos skardą, vat, kad aš nežinau kaip jo skarda, tai iš karto ant tą prasme tą skardą prisuksime prie batų, kažkas turėtų išeiti čia. Tai dabar lieka skaitos, dabar lieka, tikiuosi matytis, lieka skaitos įsipjauti tokius. Vadinkim padus. Vienas padas, nu čia tiesiog neišeina man, čia taip rankų neturiu. Ir kas keisčiausia, suknis tas markeris sušalo, nors atrodo nešalta, bet šalta. Jau vieną prisukau, va, paskutinį dar čia medvaržtėlį. Va taip atrodo. Ir jau rekonstruoti visur sniegas. Va, skaitos, kaip batukas atrodo. Biškutį man nepatinka, kad, nežinau, toksai va yra kladarai, bet aš nieko. Būtų geriau, kad čia tvirčiau būtų. Bet ką padarysi, beje atsitiko dar viena nenumatyta vietelė. Tai yra, kai čia biškutį virinau taip toliau, tiesiog nusėdo mikrofono krona ir neįrašė garsą, tai tenai, nu ką te, faktiškai viską matėt, kaip te maždaug pagreitintai. Faktiškai užtruko tas čia visas laikas, sukonstravimas valando laiko ir kągi, turiu pačiūžas. Tai va, taip pat dabar bandysime mes jas išbandyti. Tai eisiu musėt biškutį, kadangi tokiam čia ypatingam reikalui, gal net ir gražiau, puošniau apsirengti ir važiuosime bandyti, kas čia gaunasi. Tai susitiksime bandymuose, važiuosiu čia turbūt į miškiuką. Nu, pagaliau šiaip ne taip. Man neišeina taip viską greitai padaryti. Taigi, maunos, batus. Bandysime tada visą piktą užsidedu antrą koiną, kad stabiliau koja stovėtų, nes iš tiesų
su tokiais daiktais. Tai reikia būti šiaip, arba sąnariukai turi būti ištreniruoti. Meškutė, čiut kreivai privedėm, nu, tiek to, tiksliau, galima sakyti, kreivai prasukau. O jeigu turi dar pastiprinti dėl viso pikto. Nu, palauk, kas čia gautus, jeigu taip. Nu, čia dėl to, kad tie mano raiščiukai tų batų čiut gyvė, tai dėl to biškutį apsidraudžiu. Trūk, kaip pasakyti, jeigu kuris nutrūktų paskiau, kad čia neturėčiau bėdos. Nes iš manęs toks čiuožėjas. Vaikų pirštinės taip. Nu, visai nieko. Nu, šiaip visai. Neblogai. Nu, čia minkštas sniegas. Tai keliaujame su kamera tada. Visai liuks. Blefai. Tokios pačiūros. Tu kiekvieną mielą rytą bandai užkariauti šį nepriepiamą pasaulį. Įskrieji lyg radijo galingosios bangos. Neturiu ką pasakyti, smagu, bet biškutį nėra dar tvirta sniego. Kaip atgal, čiuožiate čiuožiai. Tu kiekvieną rytą bandai užkariauti šį nepriepiamą pasaulį. Tai visai gerai, nes kadangi biškutį nelabai kur nuvirsiu. O, papa. Kažkai spėsiu nusuką. Tai va, žodžiu, kartais apsimoka kažką paprastą sukonstruoti mano atžvilgiu valandos reikalo. Darbas tai būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir sėkmingų pačiūžų gaminimą. O, pirms virtimas. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.